Sveiki, esu Inga, konferencijos sensorinių įspūdžių poreikis ir galia organizatorė. Ir šiandien kalbinu Barborą, šios konferencijos pranešėją. Tai Sveiki. Barbora, ar galėtum prisistatyti ir pasakyti, kaip tu esi susijusi su šia konferencija? Tai dėkoju už galimybę ir už pakvietimą. Mano vardas Barbora Svis, esu organizacijos Draugiški autizmui įkūrėja. Taip pat esu autistiško vaiko mama. Mano sūnui yra diagnozuotas autizmas, dabar yra 11 metų. Na ir taip pat esu knygos Autizmas dalis manęs bendraautorė ir programėlės Burbulai bendrakūrėja. Ir mano visi darbai, turbūt jeigu taip trumpai apibūdinant, susiveda į tai, kad mes visi, Lietuva, būtų draugiška autizmui. O konferencijoje aš skaitysiu pranešimą apie tai, kaip ramybės ar atsižvelgimo ir pagarbos pojūčiam reikia visiems vaikams. Ir kaip svarbu apie tai kalbėti, kaip svarbu tai suprasti ir taip pat kokių galimų būdų siūlome pagalbai. Labai naudingas pranešimas laukia. Ir gal tuo pačiu galėtum pasidalinti, ar turi kokią svajonę ar žinutę, kurią norėtum perduoti mokytojai ar konferencijos klausytojai dar iki tol, kol jis ateis mūsų klausytis. Pirmiausia, aš labai tikiuosi, kad prisijungs kuo daugiau klausytojų, nes manau, kad šitoje konferencijoje pateikiamos žinios yra svarbios visiems, svarbios tiek mokyklų administracijos atstovam, tiek jau dirbantiem klasėje, ar ne, ir pedagogam, ir padėjėjam, įvairiausių dalykų mokytojam, nes mes žmonės su kitokia sensorika, su kitokia ar ne, neuroskirtingi žmonės esam pačiose įvairiausiose aplinkose ir įvairiausiose situacijose. Ir tikrai vienu ar kitu momentu susidursim. Tai kad tas susidūrimas ir tas įspūdžius ir kelintis kuo mažiau iššūkių. Tai yra svajonė, kad kad jūs, klausytojai, išgirstumėte, ateitumėte, išgirstumėte, ir išsineštumėte žinias, kurias galėtumėte panaudoti jau kitą dieną savo tiesioginiam darbe. Ačiū tau labai, Barbora, kad sutikai prisijungti. Ir manau, kad tavo pranešimas atneš labai daug naudos. Ir laukiame jūsų prisijungiant balandžio 12 dieną konferencijoje sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdyme. Iki. Iki.